Nežinau. Reikia kažkaip sugalvot pradėti, apie kažką šnekėti ir tada pasisveikins. Mane. Čia kamerą jungi tyliesi. Viskas nutilo ant amžiams. Šiaip tai bazarina. Sakai, ką sakyti tada? Ką sakyti? Ką sakyti? Kažką sakyti. Ne, tai dabar kalbėti reikia su žmonių. Ai, tu pradėjom vis? Nu, mes jau senai pradėjom. 8 minutės 8, visas 8 ir kelsim. Tai rimtai. Reikia kažkaip įsipatoginti, vis tiek kokias 2 valandas sėdėsim, kaip vėl tie patys. O pavyzdžiui, aš dabar buvau pagalvos tokia idėja, žiūrėtum podcastą, kur kaip vėl tie patys 3 yra, bet kokie 3 nargliai susėdi. Ta prasme. Nu, pavyzdžiui, pasodinam Gvidelį, Kiprą ir Matą. Yra nebazariam apie viską, apie nieką. Nu. Žiūrėtum? Ne. Nežiūrėtum. Kad tu nežiūri, šiaip nieko jaučiu. A, ne? Aš YouTube apšiai nežiūriu. Nežiūri YouTube. O jeigu keltumėm į Telegramą kokį? Nu, pirčiom į Telegramą. Šiaip, ruskių tinklas. Tai vienu žodžiu tiek žinių. Pradedam. Tai nuo ko šnekėti visų pirma? Ką? Nuo ko šnekėti? Nuo ko pradėti šnekėti? Gerai, labą dieną visiems. Gvidai, baikuosit už kadro. Esam su ponu gerbiamu Luku Zalepūgu. Labas visiems. Labas. Ir nežinau, kaip čia tai pristačius dar. Kaip mes tai įvardinom poste. Basankės siaubas. Basankės siaubas ir mušeika, ne? Tai kodėl tai vadina taip žmonės? Šiaip nevadina. Šiaip nevadina. Šiaip mes jau čia sugalvojam ir viskas. Tai taip. Bet tai vis tiek iš kažkur kilo šit. Tiesiog daug basankiais sėdžiu. Vasarą, pavyzdžiui, sėdėjau daug kartų. Ja, aptarysim šitą. Jaučiu svarbiausias dienos klausimas yra apie basankę pakalbėti. O mušeika kodėl? Nu, nemušu šitą vaiką. Nu, 2-9 nebent biškį reikia paauklėti. Šiaip nekart nesumatęs, kad tu muštonas. Tu neįlasi, tik sumušęs viskas. Linkėjimai neįlai. Nu, ja. Nu ir Gviduką mėgstu pamušti. Ne, šiaip aš tai mušeiką pavadinau ten postį, nes tu kiekvienos rungtynėse, bliamba, štas. Grin, jau atrodo, bele ką biškite, pastum biškį prilėti visą nervą, eini tie kumščiai tokie suspausti. Jie atrodo sulups. Nu tai kad lenda, tai pavyzdžiui. Kas lenda, tas nieks nelenda per visą vasarą. Mane stumdo. Tai, nu tai ką, bet tai nereik muštis duoti. Bet tai netampo, daužus patys, tai aš atgal. Gerai. Ir Upšlaukį buvo Rygoj, tai geto basketą apspjovė, ką būtum daręs. Tipo į veidą spjovė, ką būtum daręs tokia situacija. Kumštis. Nu ne, nebūčiau daužęs, bet būčiau tikrai pastūmęs, manau. Vieščius kitais metais aš jums į geto basketą. No. Ypač. Ne, Gvid. Už kadro Gvidas kontrimas, pafollowinkit Instagram'e Gvidas. O mane? Gvidelis, nežinau. Ir Lukazalis, ir Butis Silverstaris, ir Sidabras. Patinis brūkšnelis. Tai gerai, nežinau, pradėsim nuo svarbiausios, kaip sakiau, temos, nuo Palangos. Nu davai. Per visą vasarą jaučiu, kiek kartų apsilankė iš viso? 130? Ne, vasarą, nu kiek čia yra? Bet tik pačiai pradžiai važiuodai, paskui kažkaip paprimai, ne? Ne, nu taip, kiek tas pradžia, nu... Nu, birželį tikrai visą prabuvai. Nu, birželį, jo, Liepą, nu pusiau taip. Nu, rugpjūtį jau biškį mažiau. Pinigai baigės. Turėjau tų pinigų, bet... Tai gerai, kas tave ten tiek traukė? Panos, vafliukai, jūra. Tiesiog, Kretingoje nėra ką veikti, nebūdo ką veikti niekados. Tai mes sugalvodami Palangą ryt ar prie jūros ar kažkur kitur. Ir ten varot per jūras irgi nieko neveikėt. Ne, nu nebevarydam kartais degintis, bet kai tokie orai būdavo, tai nebesideginam, jau tiesiog vaikščiojam arba ten patys lai parydavom. Tai vienu žodžiu daro tą patį, ką darytumėt Kretingoje, arba vaikščiotumėt, arba nieko neveiktumėt. Nu ne, tai būdavom iki nakties, tai ten įdomesnis veiksmas naktį, ypač basankiai. Gerai, svarbus klausimas, pavyko į klubą patekti kažkurį? Ne. Nepavyko. Meluoji? Ne. O bandai patekti? Ne. Nebandžiau. Kai meluoji, iš akių matau, kad meluoji. Tu nebijok, mama nepyks, kai bandai. Ne, nebuvau. Nepavyko ar nebuvai? Nebandai? Tai nebandžiau, pavyzdžiui, į Salūną, aš tai nenoriu eiti, nes ten... Ne, tai
Palangoj nėra vienas salūnas. Nu, žinau, nu, bet tai pavyzdžiui, visokie eksitai ten normaliai tikrina viskas. O salūnė, nu, kad ir duosi tokį šitą vėlės, bet mentai vėliau prisistatys. Gali dar į snukį gaut, manau. Nu, manau, kad jo. Bet niek dabar su tokia barzdelė, tai vasarai visus klubus. Ai, o šiaip Palanga turi kažkokius spotų, kur vis tas pagrindinis spotas, kur nuvarai. Blemba Napilis gal. Tai ta krepšinio aikštelė, ne? Jo. Ten, kur visi kašį loši, ten aplamai Bet daug. tu ten neloši, kažkaip šiaip nuvarai. Ne? Ne, lošiu kartais. Viskas aišku. Ir čia buvo žmonių klausimų iš šitos temos, iš Palangos temos, tai Mantas su vietoje A yra ketvirtis 15, supranti. Tai tas klausė, kiek valandų ant basankės turi. Valandų. Jo. Čia kaip ant seso ir valandos 400, koks 26. Taip, bet aš tai neskaičiuoju, nu, bet realiai galiu dienom sakyti. Nu, davai, pasakyk dieną, mes paskaičiuosim. Nu, kokias 2 dienas gal bus. Nu, tipo, jeigu... Tai po kiam 8 valandos? Ne, nu, gal mažiau. Gal dieną, parą gal. Tiek mažai. Vis tiek tu nuvarai į Palangą ten nuo ryto iki vakaro. Nu, ne, gal ir daug. Nu, nežinau, tai žinai, į basankę nueini iki galo, nueini per 15 minučių kažkur. Nu, ne, Bet tada vis gal... tiek tas visas veiksmas pas tai ten sukas basankiai. Nu, jo. Nu, gal, nežinau, 2 paros gal. Maždaug. Aš sakyčiau, koks 4 kartus daugiau, bet... Nu, gali būt, nežinau. Gerai, Adomaitis, Domantas. Žinai, Adomai. Kiek kartų per mėnesį apsilankai Basanavičiaus gatvėje, tai ir čia panašus. Tai iš 30 dienų 26 kokie bus. Ne. Nors Nu, pavyzdžiui, Birželį. Birželį arba kiekvieną Liepą, tai gal. Nu, bet Liepą turnyrai būdavo visokie, tai ne visadagi. Bet Ne, kai grįžtu iš ne. turnyrų vis tiek važiuodavau į Palangą. tai jo. Nu, gal kokias 20 dienų bent tikrai bus. Gerai, ir Rupšlaukis klausė, Lukai, kiek tau kainuoja vienas pasibuvimas Palangoje? O paskaičiuosim, kiek išleidai per mėnesį. Gerai, reikia paskaičiuoti tautikas. Neturiu mokinio pažymėjimo, tai pirmyn atgal daurai 20. Nebent su Boltu dar važiuojam, Boltas dar brangiau. Tai sakykime, vidutiniškai Taip. 3 eurai kelionė. Tai čia jau 60 eurų. Ne, nu, Boltas, nu žiūrint, jeigu nuolaidos būna. Jeigu nebūna, tai gal kokius 5 kartais reikia mestis. Taip toliau, tai Nu tai vidutiniškai 15 gal eurų į dieną. 15. Nu ne, nei 5, nu gal Tai 10. 300 per mėnesį. Gal biš mažiau. Jėza. Iš kur pinigų gauni? Užsidirbu. Ar mamas prašo? Ne, tai biškiai dirbu statybose. Turėjau tų pinigų, bet ištaškiau. Palangai. Ar ne? Bet ne, tai vis tiek. Maistą perku viską. Kas dar? Nu ja. Tai viską Palangoj ištaškau. Ne, tai aš klausiu, ar ištaškai Palangai, tas pirmą atsako, ne, paskui vis tiek prieinam prie tos išvados, kad ištaškai Palangai. Palangoj, Kretingoj nebūdavau. Nu, ja. Gerai, ištiek čia apie tą Palangą. Ne, ar turi dar kažką pasakyti? Kokia istorija smagia? Gerai, smagiausia istorija Palangoj nutikusi. Įsimintiniausia. OG version koncas. Palangoj. Gabrieliau, čia tau, jeigu žiūri. Čia tamsu, palauk, koks jis. Stevensui. Seagulls. Seagulls, Aš ne. žinau, Seagull vadinu. Stevensas. Seagulls. Nu, ja, liūdnas tavo pramogos. Ne. Gerai, vis tiek esi krepšinis, tai pakalbėkime apie krepšinį šiek tiek, nes buvo šiek tiek ir klausimų žiūrovų ir aš paklausiu kažką. Tai trumpai, kaip atsidūrė krepšinį, kada, kas, kaip atvedė? Nuo kelių metų. Nuo 1 klasės pradėjau žaisti. O atvedė šiaip senelis. Pamenu, pirmą treniruotę senelis atvedė į sporto mokyklą. Nu, taip ir buvo. Kiek pralankėt laiko Kretingoj? Iki kada išvažiavote Plungį? Dabar palauk, reikia paskaičiuoti. Kokie 3 metai jaučiu. Dabar 3 bus. Bus 3? Jo, tai, ką žinau, Šešta klasė. nuo 13, nuo 7. Jo, nu, tai 13-14. O tai kodėl nusprendėt važiuoti
su Jokūbu Drakšu Plungė? Nežinau, nu, tai A divizionas, įdomesnis žaidimas, gauni patirties daugiau, nes žaidė A divizionį ir žaidimas, nu, fiziškesnis žaidimas, nes yra daug stipresnių, daug aukštesnių visokių, nu ir neįdomu. Aš jau tikiuosi tas traukinis, kur pravažiavo žiauriai nesigirdės per transliaciją. Girdėsi, man. Čia esam, tokiai stotį traukinį pas Gvidelį. Ne Gvidelį. Šypsas. Aš norėčiau nufotinti, kur ant sėdva, taip. Invalidų vežimėlį. Nufotinti, įkelsim į transliaciją. Gal. Palauk. Jo, sakiau, šiandien kėdę atsineštų, atsinešė tokią kėdę pasėdėti patogiai. Tai jo, tai išmetė jau iš Kretingos esam. Nežinau. Na, susitvarkykit, nesipykit, gyvenkit draugiškai. Ne. Tai jo, apie tą krepšinį tiek, nes jaučiu, ką dar gali papasakoti. Nieko jaučiu. Nelabai Na, kažkas. tai apie Silver Star krepšinį turėsi. Kokie smagiausi įspūdžiai buvo. Vis tiek šią vasarą te pradėjai lošti, ne? Praeitis metus už Žemaitę lošį. Praeitis metų, nu vieną turą jūros šventį žaidžiam. Kas buvo pražuotinta. Nu ja. Nu šiais metais, nu ką žinau dabar pagalvojus. Vienintelį čempionai Lietuvos. Nu. Apgynė tų 15 titulų. Aš taip galvojau, kad praeitis metais irgi jau 15 laimėjom. Tai šiemet jūs laimėjot. Bet ten normaliau buvo, ten dabar čia ne jokių finalų ryko buvo. Ja, bet tai vis tiek čempionų titulas. Kitais metais su 14 turėsit apginti tų 15. Jeigu bus. Tai kokie tie smagiausi įspūdžiai buvo? Smagiausi įspūdžiai, tai nežinau, dabar pagalvojus. Galvok. Manau, geriausi įspūdžiai buvo Vilniui, Nemenčiniai pats pirmas turas. Kai tada likom grupiai paskutiniai ir tada ištempėm pirmą vietą. Likom? Paskutiniai žaidėm prieš pirmą skamą, antrą pamenu. Tada pusfinalį laimėjom ir tada į finalą iš finalo laimėjom. Bet ten šiaip jaučiu buvo rimčiausias etapas iš jūsų. Dievo. Nes paskui tokia biški silpnesnį varžovai. Visokias Kretingos su Arnyškom. Arnyško linkėjimai. Antrą podcastų linkėjimus aš apsiunčiu tikas peržiūrų. Ir kalbant apie tavo tus draugelius Arnyško Drakšų, jūs esat visiškai beviltiški. Labai prasti draugai, nieko nesugebėt man jokios informacijos apie Lukelį atsiųsti. Taip, kad esu labai nusivylęs. Bet nieko, buvo žmogus, kas atsiuntė šiek tiek. Ir žmonės klausimų uždėjo daug. Tai dėkui jums visiems. Tai ką dar? Tai tas labiausiai patiko, ne? Kas? Tas etapsusas patiko, ne? Žaidėm kaip lopai iš tikrųjų. Grupę žaidimus. Ir tada susikupėm. Lemba, jūs esate tokia komanda, kur visą sezoną jūs lošėt arba kaip lopai. Ne, beveik visą etapą lošėt kaip lopai, bet vieną grajų kokį gerą labai turit. Bet vis tiek sugebat laimėti kažkaip. Na, bet čia geriausių bruožas. Lietuvos čempionų. Kuris komandos draugs labiausiai patiko? Su kurio dabar susėstum ir išgert metalaus, nealkoholinį. Man galim sakyti su visais. Ne, turi vieną išskirti. Vienas. Priminsiu, Drakšą turi, Šadauską ir Arijų Bušmą. Manau, Šadauskį vien dėl to, nes parvežė iš lauktuvių, iš kitos šalies, iš kažkokios šalies. Kyšį davė ir tu jau vsio. Ja. Viskas aiškus. Ne, šiaip tai su visais. Jis dar lošė prie 2.7, ne? Prie 16, kaip ten. Kur labiau patink prie tų ar prie tų? Tai aš prie 2.8 labiausiai patiko, nes Kodėl? vis tiek Savek. 2.8 savo kompaniją. Nu, aišku, ir 7 savo kompaniją, bet Jau antri metai šiaip lošė už anus. už ką? Už 2.7. Ai, nu jo, taigi. Praeitais metais Radviliškį. Bet tik vieną te lošė. Ja. Ir pirmą vietą tada pasiėmėm. Tie 2.7 geri jie. Tai jo. Ką čia dar tas paklausė apie Silver Stars? Gvidelis turi klausimą apie Silver Stars? Ne, sėdins tamsu. Reikia prisiminti keletą nuotrauką.
Tu man videlį parašyk, o tu atsiųstum tą nuotrauką. Jo, gerai. Nu nežinau, tad nieko nebeklausi apie tą krepšinį, čia ir dar kokie 80 klausimų apie krepšinį. Dovydas Untulis klausė, nuomonė apie Lietuvos rinktinę. Blemba, gerai. Kas gerai? Gerai atrodo, tik tais Nepasisekė. prieš tą Ameriką laimėjo, bet prieš tą servus tai susileido baisiai. O tai gerai, dabar tu kaip darytum. Čia reikia mašinėlį paslėpti, kad nebūtų spoilerį. Po 10 minučių pastebėjau. Vienu žodžiu, kaip darytum, žinotum, kad loši prieš italus, bet reikia praloštum, skaičiuotum. Ta prasme, Nu tai Lietuva būtų pralošus prieš Ameriką, nu, tai būtume prieš italus loši. nu. Bet laimėjo prieš serbus. Bet tu žinai šitą, tai jeigu specialiai praloši žaidži prieš italus, skaičiuotum, darytum, taip Manau, kad jo. darytum. Tas susikimašas. Šiek daryčiau gal. Ne, mes su Silvestarais, galiu pasakyti, esam jau skaičiavę kokius porą kartų. Bet ne taip, kad tyčia skaičiuot, bet paskaičiuoji ir matai, kas ir geriau ir kas blogiau. Ten viename etape Tauragiai buvo taip, kad pažiūrėjom blemba, galvojom, jeigu likt ten antroj, tarkim, vietą, neprisimenu, kai vieta buvo, antroj vietoj, jeigu lieki, blemba žiauri gerą kelią gauni. Nu tai žaidėjams ten paskaičiavom su žaidėjais, tai kažkaip paskui per daug nepersistengė, bet tapo čempionais. Ir paskui dar vieną kartą buvo, man atrodo, irgi čempionais tapom, tai aš nežinau. Išvadas darykitės patys. Tai patiko rinktinė. Nu, normaliai, nu ką žinau. Nebuvo visokių Butkevičių, Sabonių, tų visų ten tų lyderių. Ir vis tiek gerai sulošė 6 liko. Tai gali Sabonis ir Valančiūnas žaisti viename penkete. Ar negali? Ne. Negali. Ramūnas Butautas duotų tau snukį. Gerai, dar Dovydas Untulis klausė, kada bus galima nusipirkti žaidybinę aprangą su tavo numeriu ir pavardė. Čia tikriausiai manęs klausimas labiau turėtų nebūti. Mano pusė. Sumokėk pinigų, aš tu padarysiu. Tai ne, jūs gali žmonės nusipirkti aš. Bet nėra pavardės. A, jo. Tai parašyk, užrašyčiau. Už kiek parduotum? Pydysą. Va Silverstarams meilė tiek Nu, gerai, įvertinta pidisu. Tai šortą neparduočiau. Nu gerai. Gerai, dar Grikis 7 klausė. Pažįstu tokį. Tai va, jei žaistum viens prieš vieną prieš Nedą Griškevičių, čia tikriausiai tas Grikis, ne? Ar ne? Jo vardas Nedas, kiek žinau. Nedas. Jo, nu žodžiu, tarkim. Ant kiek Nedas laimėtų? Nelaimėtų. Nelaimėtų. Neleičiau laimėti. O kas ant toks ir loš krepšinį? Iš Palangos. Iš Palangos. Jo. Nepažįstu. Tai nelaimėtų. Nu, nežinau. Galim išmėginti, aš galvoju, reiktų padaryti krepšinio Jungle Kingą tokį. Tai padarysim tave, nežinau, kuom. Kuom norėtum būti iš Jungle Kingo? Žinai atsakymą. Maybach. Taip pat tau reiktų dabar aliejaus išgerti butelį. Videlį atneš gers. Žuvies. Galvą. Ir Jo, dar, valgio žuvies galvą. dar kačių ir šunų maisto. Gerai, pakalbėsim, man atrodo, vėliau apie šitą dalyką. Bus klausimas dar. Gabrielius klausė, kaip Lukučiui su baudom sekas? Dabar normaliai. Per treniruotę? Įmet. Pažiūrėsim per rungtynės, kaip bus. Davai. Žinai, kaip vienas treneris sakydavo, prieš metant baudas pagalvok apie mamą. Arba maldą šnekėjo kokią nors. Ne, tai čia nesąmonė. Bet moki maldą kokį. Tėvė mūsų. Nu, pasakyk dabar. Pasakyk, tau sunku. Nereikia, galiu Sveika Marija dar moku. Ką dar moku? Nebeik, tikybą čia. Nepatinka. Gerai, Šimkūnas Benas klausė, kada bus įdėta darbo ties metimu. Tai nedirbė, ne? Nu, nežinau, nei dirbu, nei ką, bet įmetu vis tiek kažką. Pažiūrėsim. Gerai, Laurys 16 klausė, kada krovimas? Aš nežinau, ką čia turėjome, ar dėjimus, ar kad krausi kažkur kažką prekės, ten taip, nežinau, galbūt. Nežinau, neaiškiai parašė. Tai gerai, kada dėjimas? Kada šuolis pagerės. Kada pagerės?
kai pradėsiu normaliai dirbti ant šolio, nes dabar tai nepašoku tragiškai yra. Gerai, tai dabar kada krovimas? Krovimas. Nu, krovėjų kada dirbs? Nu, nežinau, Pagal galimybės? pagal mokymas, kai baigsiu mokslus, jeigu gerai. Tai neteks. Ar teks kaip tik? Teks, baig mokslus teks. Ne, aš tai paklausiu. Ai, nesvarbu. Vien žodžiu. Gerai, ir Gabrielis klausė, kiek Lukas žada mesti per rungtynę šiais metais? Vėl traukinys. Nu, Palaukim, pravažiuos. ne, čia ilgs važiuos, man atrodo, Ai, biškai garsiai gerai. šnekam. Nu, kokie 8-9 gal norėčiau. O su kiek kefo? Su 6. Gerai, toliau tęsiam. Luko nuomonė visų laikų geriausias NBA penketas. Gabrielius klausė. Vėl Gabrielis. Kas klausia? Gabrielis. Gabrielis uždeda daug klausimų normalių. 5 geriausių. NBA penketas. Top 5. O čia galim sakyti Europos žaidėjus, nu, kurie NBA žaidžia. Lebronas bus. Čia kurio? Trečiu? Ai, dabar nebėra pozicijų, tai penketą. Pangardas, nežinau, ne. Teitumas, bet ne Pangardas Teitumas. Čia visų laikų geriausias. Ir Ai, Tatum. visų laikų. Jo. Ai, tai... Centriukas Šaką dėčiau. Toks biškėsi mažasis, baby šak. PF, kas PF galėtų būti? Pala, Gijanis gali būti PF? Gali. Jis yra PF. Gali. Dėkim Gijanį. Safa, kas dabar Safa. Nežinau, aš biškai toks šiuolaikinis dėsnis, aš tai Gerai. dabar negalvosiu. Safa Teitumą. Ne, arba Teitumą, Saga į Devinas Bukeris, o Poingardas. Blemba. Dėkim Karis. Tai kur Lebronas dingo pat pirmo Ai, paskirtingo blemba, Lebronas dingo. Ai, to paracis. Ai, tas Lebronas. Tai vien žodį nebėra Lebronas. Nebėra Lebronas. Gerai to. Ir Kipras klausė, geriausias krepšininkas iš Silver Star, be tavęs. Aš? Tu? Be tavęs. Ne, jeigu geriausias, nu nežinau. Geriausias. Čia galima pasakyti, kuris labiausiai patinka arba... Gali. Palauk, čia dar iš tų dėdžių. Vincas. Dabar Vincas peržiūrės. Pažiūrėsim. Ir treniruotės po jūsų aniems. Susitinkat? Privačiai, man rodos, Vincas. Bet vis tiek susitinkat, ar ne? Jo. Tai pažiūrėsim, jeigu per savaitę laiko, nuo podcast'o paskelbimo per savaitę laiko, jeigu sakys Malačius Luki, tai žinok, kad peržiūrėjo podcast'ą. Gerai. Jeigu ne, tai... Nežiūrės, man rodos. Nežiūrės, aš taip manau. Gerai, Deivis XD8 klausė, kokie tikslai šiam sezonui. Šiam sezonui pagerinti metimą. Tik reikia stengtis dirbti dėl šito, jeigu ką. Nu jo, tikslai, kas dar čia gali būti. Padidinti reboundų kiekį. Jo, nes reikia nuo žemės pašokti į reboundą kovoje. Nes tas mėgėjas pašokti, man atrodo. Ne man atrodo, aš esu pastebėjęs. Nu ir tada Kas dar? daugiau žaist. Viens prieš vieną, taip toliau. Drąsiai. Jo. Drąsiai stiprus įkurs. Ir pereinam prie aktualiausios temos gyvenime - mokykla. Mėgsti mokyklą? Nemėgsti. Ir aš hipotetinį turiu. Gali nebeiti mokyklą, bet visą įsilavinimą gauni, ten išmoksti viską, turi įsilavinimą, bet daugiau niekad gyvenime nebegali į Palangą nuvažiuoti. Imi šitą dylą. Bet nėra taip, kad tu... O tai žiūrėk, aš pasiimčiau tai įsilavinimą ir viską taip toliau. Bet o aš turėčiau žinių, pavyzdžiui, mokslo. Toliau. Jo, turėtum. Bet tu turėtum vis tiek tą laiką, kai neini į mokyklą, tu negali darbo dabar susirasti, pavyzdžiui. Manau, kad jo. Imtum? Tai va, taip į myli tą Palangą. O jeigu negauni įsilavinimą, bet gali nebeiti. Ne, O tai jau geriau mokaus. O gerai, kur tu dėstytas, pavyzdžiui, fizikos Newtono teorijos? Niekur.
Tai tu šito negauni. Negauni, bet į Palangą gali nuvažiuoti. Neim šito. Nes dabar tu mokais, bet negali į Palangą nuvažiuoti. Karač, susivėliau aš pats jau. Aš pats nebesuprantu jau. Čia per sunkus buvo. Tai vien žodžių neimtų. Ar imtų? Neimtų. Palauk, aš čia prie kurio mes buvom. Ne, tai jeigu gauni įsilavinimą, tai imi, ne. Yeah. Bet jeigu negauni, Neimu, geriau mokaus tada. geriau mokys. Gerai, Tajusas klausė, kuri tavo mėgstamiausia ir nemėgstamiausia mokytoja. Mėgstamiausia ir nemėgstamiausia. Nemėgstamiausia fizika. Nemėgstamiausia? Sudeginai tiltą vieną? Mėgstamiausia. Mėgstamiausias gali dar būti. Jo, gali. Mėgstamiausia, dabar reikia pagalvoti. Aha. Kūno kultūros mokytoja buvo auklėta. Malodės. Klasika. Nu. Gerai, Laurį 16 klausė, kokia nemėgstamiausia pamoka mokykloje. Fizika. Fizika. Kodėl? Dėl mokytojos ar šiaip dalykų sunku? Ir dėl mokytojas, ir dėl dalykų, nes mokytoja biški tokia pavažiavus. Negalim taip rodyti. Ai, Gal su jumis čia problemos nesumokytoja? Iškirpsiai, ką? Ne. Supranti, tai Videlį nusiūsi mokytai šitą iškart. Nesuos. Kažkas tikrai nusiūs parodys jau čia. Nu nieko. Iškirpsiai. Bairis. Tai jo, Nu, žodžiu. fizika nemėgstamiausia. Kaip su pažymiais 8 klasiai? Untulis klausė. Nu, nebuvo geriausia. Nebuvo. Koks vidurkis? 7 gal buvo. Čia normaliai. Nu, Tai ne per geriausiai, ne per Na. geriausiai. Ir Tautvydas Rudys klausė, kaip manai, koks bus tavo matematikos metinis pažymys. Metinis? Manau, kokie 7-8 šiais metais, nes šiais metais ant matematikos jau, Supranti? jo. Bet tai čia jau klausė taip, lyg žinodams, kad tu nesuprasdavai matematikos, ar ne? Nu, nebuvo per geriausiai praeitais metais pirmą pusmetį, bet antrą pusmetį jau susikaupiau normaliai, jau pradėjau mokytis, bet, žodžiu, dabar šiais metais jau gerai einas, jau viską. Praeitais metais buvo arčiau neigiamo ar arčiau teigiamo? Nu, tipo, arčiau 10 ar arčiau neigiamo? Arčiau 10. Arčiau 10, 7? Dabar nežinau. Nes 6 jau jaučiu arčiau neigiamo ir 6 arčiau teigiamą. neigiamo. Ai, jo, neigiamą. O ką aš Matematika. žinau, kad Ai, tokius jis. klausimus užduodi. Nu, sorry, atleisk, vis baigiam su tą mokyklą, einam prie planų. Dovydas Untulis klausė, koks yra tavo merginos idealas. Pažiūrėsim, nes mūsų redakcija pasiekė informaciją apie tavo panelės idealą. Pažiūrėsim, o tą patį pasakysi. Iš kur jis gali žinoti mano panelis idealą? Ne, Anstė sakė čia. Ai, nes aš dabar nieko neturiu. Nu, koks idealas, šiaip, man reikia žmogus pasakyti, kaip išvaizda, charakteris, ką mėgsta, ko nemėgsta. Nes aš galiu pasakyti, kokios yra iš tikrųjų, žinau. Ne, nereikia. Net aš pasakysiu vis tiek. Ką žinau, gal brunetė. Gerai, aš dabar nupasakosi, kokios yra, tu sakyk taip ar ne. Brazilės arba Ispanijos tai yra tamsesnės kažkiek. Yeah. Paskui, kad sportuotų ir mėgtų gamtą. Nu taip, aš gamto nelabai būnu, bet... Nu ir trumpiau sakant, normalios, kad būtų. Yeah. Tavo idealas. Tamsesnis man patinka. Aš Ką? nevėluosiu, tamsesnis patinka, nevėluosiu, šitą net mama žino. Tai Brazilės arba Ispanijos, ne? Taip, kad Nu nebūtinai, žinai. man reikia ispaniškai pasakyti, gal žies kas nors podcastą. Lukas te gusta... Lukas Jamo... Mano A1 ispanų lygis. Nemoki ispaniškai. Aš A1 lygių moku, bet man reikia, žinai, biškį pasipraktikuoti, senai pasimokyti. Tai jo, Mantas 15 klausė, Mantas vietoje A4. Kiek panų Lukas turės? Mantas. Ai, blemba. Užteks vienos rankos? 10 turės. 10 turės? Va čia tai Don Juanas. Gerai, kits klausimas, anonimas klausė. Čia anonimas tas... Markausas, ne Markausas. Nežinau. Kas buvo tarp Ievos ir Luko? Kas yra Ieva? Pradėkim nuo šito. Palangiškė. Tai kas nutiko?
Nieko, tiesiog nebendrauju. Nebendrauji. O kas buvo? Vis tiek kažkas turėjo būti. Prastūmų. Kodėl nepatiko? Nežinau. Kažką tu čia slepi. Neslepiu, realiai sakau. Vis tiek kažkas turėjo nutikti, jeigu toks klausimas. Tiesiog nebendrauju. Na gerai. O kai nuomonė apie Tėnį iš tavo klasės? Faina, graži. Jos mama labai griežta. Fizikos mokytoja? Ne, lietuvių mokytoja. Bet ne apie mamą klausim iš tikrųjų nuomonės. Pikta dažnai būna. Atėnė čia pat. Ar mokytoja vis dar apie mamą šneki? Ne, apie Tėnį. Pikta. Viena tokia savybė. Ką žinau, aš Ar nežinau. graži tau? Pam. Nuo 1 iki 10. 7. 7. Gal gausi pliūchą susitikęs. Arba nežiūrės. Gerai. Urtė 7244 klausia, kaip su Gerda. Kas yra Gerda? Kažkokia 7-okė, kur mane vis laik sekioja per koridorius, bet aš jas nelabai kenčiu, žinok. Nekenti Gerdas? Čia tie, kurie žino, karoči, tai čia visi Ne, žino. tai visiems papasakok dabar. Aš nežinau, jos žalis. Čia ką žiūrės, tai čia tiek žvengs realiai iš šito klausimo. Gerai. Tai vienu žodžiu, ir kažkoje 7-okė, kuri tai sekioja. Seniau sekiodavo praeitais metais. O dabar Vis nebėra. laik koridorių praeidinėdavo pro mane. Dabar viskas. Dabar nežinau. Dabar Arnišką gal nusižiūrėjo, ar ne? Gali būt. Bet Arniškai mokyklą nei. Visą 2 savaitės neinu nuo mokslo metų pradžios. NBA pats žaidėjas nepasikels overalls, jeigu ką. No. Nu jo. Gerai, TSG Karoliona klausia, yra pana, kuri patinka? Galbūt tiesiog Karoliona? Kas čia Aš nežinau, čia Instagramo niks. Tai gal tiesiog Karoliona? Ne, realiai ne. Ne, nėra. Ne, nėra. Gerai. Tai dar klausims, tai vis tik kuris esate didesnis Silver Stars, Don Juanas, tuo Rupšlaukis. Kas tokie? Don Juanas. Nu, Kas? tipo tas mergišis. Rupšlauks, aiškus. Rupšlaukis. Tai aišku. Kažkaip klausimas. Kažkaip per klausimus. Gerai, dar redakcija pasiekė tokią informaciją, kad prieš keletą metų buvo tikras kulinaras. Nežinau, gali dabar dar esi išlikęs, tai žmonės kalbėjo, kad gali pasigaminti bet kokį maistą. Gali. Ir jeigu ko nežinai, ten paimprovizuoja, jeigu ką pasiskaitai internete. Ir net norėjai būti kulinaru, čia tiesa? Tiesa. Tiesa. Kada čia norėjai? Prieš kelius metus. O dabar nebenori? Ką žinau, tipo. Bet čia iš mamos šitą informaciją, ne? Aš nežinau. Kas yra? Iš mamos, aš žinau, Gal kad iš iš mamos. Arba ne iš mamos, bet, tipo, gaminu kažką, bet nelabai paslenk dabar gaminti. Dabar nebepasiekėm. Nėra to laiko labai jau daug. Gerai, iš to šaltinio buvo vienas prašymas, kad anksčiau, tenais, kai reikėdavo kažkokio maisto, surašydavai tokią žinutę vis. Aš galiu kokią vieną paskaityti. Ne. Neskaityk. Ne, man labiausiai patiko, žinai, vieną vietą. Ir dar rūkytos mėsytės, bet ne tos, kur perki, nes ta, kur yra, man nelabai patinka. Man šitą vietą labiausiai patiko. Bet čia tai senai rašyta, va čia kažkokius Prieš 2-3 metus. Prieš 3 metus. Tai jo, tai tas šaltinis sakė, kad galėtum vėl pradėti tokius rašyti, labai patogu buvo. Čia mama, aš žinau, kad čia mama, čia mama viską. Tai davai, žiūrėk, dabar vis tiek nebusim paleidę to podcast'ą, šiandien vakarą surašai, ko reikia. Sutarim? Davai. Dabar parašyk, žinutę. Tai dabar šnekam. Ne, tai parašysiu vėliau. Gerai, bet tai reikia priminti. Gerai. Tai jo, tai tiek. Gerai, išsiaiškinai, kad mamai, tai tu pakalbėkim apie mamą šiek tiek, kokie santykiai tavo su ja. Gerai, nesipykstu. Wow, kaip plačiai. Nesipykstu, normaliai tas santykiai. Jo, šiaip sakė, kad nesipykstat. Jeigu ką, ten vienas sakinys pyks ir taip toliau. Nu jo, bet ne visą laiką. Ne visą laiką. Praeitis metais, dėl pažymių kartais pykdavomės, bet šiais metais jau tokio Šiais dalyko metais nebebus. nėra, ne? Jau. Nu jo, tas rugsėjo pirmas 2 savaitės viską parodo, kaip seksis visuomet. Ir aš pastebėjau vasarą, kad nelabai leidi fotkinti tavęs jai. Kodėl? Nepatinka man, kai mane fotkina. Nu kodėl? Nu ką žinau. Nu tai jeigu aš dabar fotkinčiau irgi neleistų. Ne. Paimsiu nufotkinti. Jeigu turėčiau telefoną, presas nufotkinčiau.
Bet tai vis tiek mamai reikia atsiminimų. Gerai, leisiu Leisi? fotkinti. Gerai, dabar turim jau 2 tada, tokius pasiryžimus, bazarus, kad nusiųsi tą žinutę ir kad leisi nufotkinti, kai norės. Gerai. Visus metus. Visus metus. Jo. Atlyginimą gausi kokį? Ne. Mama tų maisto nuperka. Gerai. Ir už kompiuterį sumoka, internetą. Jo. Viskas. Tai sutarėm šitas. Gerai. Nori kažką mamai perduoti. Linkėjimai. Kažką Mamai. gražių dabar į kamerą pažiūrėk. Mama, tu labai graži, tau linkėjimai nuo tavo sūnelio. Miela. Iškirpsim šitą, nusiųsim irgi. Kodėl iškirpsi? Ką? Kodėl iškirpsi? Ne, sakau, iškirpsim tipo tą ištrauką ir nusiųsim, kad įsikeltų Facebook. Gerai. Viens klausimas. Ne, porą klausimų. Kuo skiriasi kalėdos ir pelėdos ir kas yra vegabaitai? Kalėdos ir pelėdos. Čia, klausimas. čia dabar redakcija pasiekė viens video paleisim ir įkelsim. Ne, žinau, nekelk. Maldauju, nekelk. Pajunkim garsą. Nejung. Ateina pelėdos, atneš tūkstančius mes visus Lietuvos tinklus ir vieną gavaitę dovanų už papildymą tik nuo 5 litų kalėdų progą pildyk. Ką tik prisimenu, kaip pradėjai sakyti. Tai kuo Kiek man skiriasi čia kalėdos metų? ir pelėdos? Kaip? Kuo skiriasi kalėdos ir pelėdos? Kad kai mažesnis buvau fainesnis. Fainesnis, ne? Nu. Čia žinai, kiek tų metų buvo, man atrodo, kokiais 2-13, tai 6, 5, 6. Pirmokas, tipo, nejuokau. 5, 6, nėra pirmokas ir 7. Čia 5 metai, man atrodo, jei neklystu. Gal. Dar tikrai darželį. Nors blemba 5 metų normaliai turėtum šnekėti, ne Nu. taip šiuo ploti. Ne, bet aš pamenu, kaip aš tą sakiau. Nu, nepamenu, tipo, bet kaip pasakei kalėdas, pelėdas, tada prisimeni. Fains videks, ne? Nu, ja, tik čia nerodyk, žinai. Ką? Gal nerodyk tam to Ne, video. šikelnis reikės. Čia eitik. Vien šitą vietą mums peržiūrų uždirbs 200. Tik dėl peržiūrų čia viską, visus podcastus, kurį... Taip, tikrai taip. Ojajaj. Nu, ką tu galvoji? Šiaip norėtum reklamuoti kažką, kaip čia dabar. Va šitą reklamą įgarsinu, dar kažką. Nenorėtum? O už pinigus? Norėtum? Norėčiau. Gerai, dabar turim šitą gėlę. Kaip parduok žmogų gėlę. Žiūrėk į kamerą, parduok gėlę. Čia ir pičas, vadinamas. Yra puodas, kur gali virt kažką. Tai jį pridėta akmenukų. Gėlytis kažkokios, nežinau ar tikros, netikros tikriausiai, arba tikros. Ar kažkokios raudonos gėlytės. Drugelis tada. Čia žinok, žmogus mato, nam nereikia papasakoti visi. Tu turi parduoti, kada nam reiktų šito dalyko. Labai kokybiškas. Ką žinau, nu tai. Tikėkimės, reklamų prodiuseriai nežiūr, nes nekviestas paskui. Aišku, nekvies. Aš ir norėtum būti influenceris. Nenorėtum? Nežinau. O modelis? Dabar toks išsipūtęs į povas. Koks jis būtų ramiai sėdžiu. Ja, modelis, ne. Ne? Kaip Vakaris Vaivada. Nenorėtum? Kas tas jie? Aš nežinau, ką tu čia. Nežinau, kas Vakaris Vaivada ir... Nežinau. Gerai, Vakario Vaivadai linkėjimai. Žiūrėsi jisai? Ką? Žiūrėsi jisai? Ne, manau, žinok. Kas čia žiūrės? Nebent nusiūs koks Neilsoną. Ai, Vakaris. Nu. Tas, kur baltas. Ai, tas, dabar supratau. Tai jo. Gerai, dabar apeisim random klausimų rubriką. Likusius klausimus. Ne. Jo, ir tada paskutinė dalelė bus. Gerai, Untulis, va kada pradėsi dirbti per vasarą? Čia nežinau, ar dirbti darbą, ar dirbti į krepšinį aikštelį. Dirbti aš nežinau, irgi kur nesuprantu vasarą. Nes Untulis, žinai, tus klausimus uždėjo taip, kad net nesuprasi iš tikrųjų. Nu, Dovkė normaliau klausimus uždavinė. Dovydai. Ne, čia ką iš tikrųjų. Dirbt. Biški dirbu pas tėvą. Truputį statybos padėjau. Šiek tiek. O jeigu ant ką aš dirbu, kiek uždirbau sudėjus, nežinau. Nežinau, tai plius minus. Intervalais. Nežinau. Nežinau. Bus daug ne 500. Ne. Nedirbu aš tiek daug.
3 dienas. Aš tų prisimenu, rašydavau, tai kokias 3 kartus dirbai, man atrodo. Daugiau. Buvau savaitę, gal kokius 3 kartus iš eilės, 4 gal dirbau, ne, 4 nebuvo, gal kokias 3 buvau dirbęs iš eilės. Nu gerai. O krepšinio aikštelį? Nu, kaip čia sakant, kaip čia pasakius. Na, tikriausiai niekada. Čia vasara. Vasara. Nu, tas mano dirbimas neišmėtų visą laiką. Aš žinai, Ir ką aš lošiau? manau, kad tu pradėsi dirbti tada, kai Palanga užsems Baltijos jūrą. Kai jūros lygis pakils, nebegalėsi nuvaryti. Čia po 20 metų tikriausiai. Veteranų lygiai ruošias. Ja, ne. Nu, gal. Gerai, Gvidas Juodis klausė, ar esi skolingas bebrams medienos? Kokiam bebram dar? Čia gal kokia istorija ir ar nėra? Tad praleidžiam klausimą. Ne. Rimtega Krasa klausė, nereik dar ant dietos pereiti. Tai nėra tos dienos normaliai sveria. Jeigu Krasa pastebėjo, vadinasi ir pilvūzas. Gerai, Narė, kiek kartų esi susimušęs? Čia apie turnyrus. Ne, apskritai Aplamai. jaučiu. Realiai, jeigu susimušęs, tai nesu. Nes geras vaikas, auksinis, prie Tai- širdies tiek. Taip, aišku. Gvidelis tokius 2 klausimus, 2 O, dalykus paserviravo. Pirmasis gausiai nosį. Ir antrasis kaip Sarniška. tu geras esi. Sarniška, čia aš negaliu sakyti. Kodėl? Paslaptis. Tai va tokie va santykiai. Gerai, Dovydas Untulis, vėl sugrįžtam prie Dovydo Untulio. Kokia tavo mėgstamiausia daina iš Viršilos hitų? Viršilos. Padainuok. Ne, nedainuosiu Padainuok, nakties padainuok. ritmu. Padainuok biškį, priedai. Ne, nedainuosiu. Priedai, prašau. Nedainuosiu, ne. Publika prašom, plojimai. Prašom. Ne, nedainuosiu. Nu, tu nejuokauk, aš nedainuosiu. Tikrai nedainuosiu. Nieko, tik tokia už tą nufilmuosim paskui. Aš nesifilmuosiu tik to. Gerai, Dovydas Untulis klausė, top 3 kovotojai iš viso Jungle King. Maibachas. Numeris 1. Magregoras. Gerai, Magregoras. Ir dar Aš kažkas. nežinau iš tikrųjų. O čia iš Palangos įdomu Jungle Kingo ar iš Vilkaviškio kokio, nes Iš viso. iš viso. Dirkstys neįdomus, nes jis papirkinėja tas kovas. O toks va pareiškimas, dirksty. Tada, nu ką žinau, kai čia gali būt. Tau Petras nepatinka? Nepatinka Petras. Ilminė dasuo. Tai gerai, kokią labiausiai norėtum kovotojo, kad Maibachas prieš ką kovotų? Maibachas prieš Valierą. Prieš Valierą. Nėra kovojo dar? Ne, aš nežinau. Nu gerai. Dirksiu, klausyk, tu žmonės idėjas sako. Daryk. Gerai, Dovydas Untulis klausė, kokį ūgį tu norėtum turėti? 9,5. 9,5? Kiek dabar yra? 8,2 gal. Nu gal išaugs. 9 klasės purts. 13 Nu. atsiimu. Ir jeigu galėtum grįžti praeitį, ką pakeistum? Čia man atrodo Markauskas klausė, bet parašė, kad Šoblinskas. Šoblinskas net nežiūrės tą podcastą. Gal nežiūrės. Ką pakeičiau? Kaip buvo? Pakeičiau Ką, praeitį. jei galėtum grįžti praeitį, ką pakeistum? Gal tą kartą, kaip pirmą kartą parūkiai? Ne, šiaip pakeičiau. Prigalau, kad esi rūkęs. Ne, žinai ką pakeičiau? Kai pradinėse klasėse gal 600 pamokų praleidau. Kodėl? Sirgdavau visą laiką. Ir Fortnite žaisdavau tada prie kompo. Tai man atrodo, pusė iš tų 600-300 specialiai jau apsimesdavai. Nu ne, bet šiaip žiauriai daug sirgdavau, labai gripui sirgdavau visą laiką. Jeigu aš sergu gripais, man temperatūra kyla labai daug. Tai tu tada buvo koks užaugai. Vyru. Gerai, žaidimas tiesa drąsa. Ką renkės? Čia ir jau ir parašyt. Ir tas. Drąsu. Tikrai tiesos nenori. Ne. Gerai, drąsa 15 atsispaudimų. Kaip aš darysiu ant kameros? Čia va, galit kamerą pasuksim. Sakai. Jo, žmonės taip sako, reikia. Arba ten. Kokia tiesa buvo? Tiesa buvo gražiausia klasės pana. Galiu pasipakeisti. Gali, nes aš tingiu sukinėti kamerą. Gerai, tai gražiausia pana. Mėta.
Mėt. Gvidai. Iškirpsi, nusiūsi. Arba, kas tavo klasioks yra iš jūsų šitų, kas klausia klausimus? Antulis yra? Tulis 10-oks. Jos vyras, o kas yra? Drakšas yra, klasioks nėra. Man yra. Tai va, drakšai, nusiūsk mėtai. Ja, mėtai nusius drakšai. Čia toks Češals pajungęs, Riza. Nusius mėtai būtinai. Parodyk nuotrauką. Nori? Nu, parodyk. Davai. Aš tobą klausimą dar užduosiu Ronaldo ar Messi. Ronaldo. Rolando? Ronaldo. Rolandas. Kariniauskas ar Jokubaitis? Jokubaitis. Kariniauskas, aiškus. Gerai atrodo. Gerai, kas klausė. Gerai, kas klausė, kodėl Zalepūgas yra už Gaidį. Nerašyk geriau, kai kur nereikia to. Aš tų 2 eurų negražinsiu žautiką. Donam tokį parodyk, žinai. Neilas Sabutis klausė, blausdų workoutą dropping. Nedarau visiškai nieko. Nedarai blausdų? Ne. Bet o geras blauzdas? Nerodė prieš kamerą. Ne, nerodėt. Paskui aš pažiūrėsiu. Tai tipo geras blauzdas ir nieko nedarai. Niekada nieko nedariau, nebent per treniruotis ten reikėdavo. Šiaip tai asmeniškai Genai. pats nieko ne. Genai. Ir Neilas Sabutis klausė, Arkė ar Šadauskis? Čia Tai- pagal ką? Nežinau, tai aš galiu atsakyti, tai Šadauskis, nes man parvežė laukų koinų. Ne, bet o... Na, būdu šiaip maladėts. Nieko negaliu sakyti. Gerai, paskutinis toksai klausimėlis. Ar esi vartojęs narkotikus? Stebint tavo žaidimą iškilo toks klausimas. Ačiū, Dainius Čempis. Kas tas Dainius Čempis? Aš žinau, pasakys pas. Nesuvartojęs kažkaip klausimus. Tai va, Dainių Čempį nėra vartojęs narkotikų. Ir dabar prie paskutinės rubrikėlės jau beveik jaučiu valandėlę kažkur turėsim. Apie barzdą. Oskaras Želvys klausė, barzda rusai? Nu, Nu tai barzda. barzda. Kiek laiko auginai šitą savo ožio barzdelį tokį? Bet į vieną pusę tokia ilgesnė. Tai čia manęs neklausia, dėl ko taip yra. Biški vėl traukinukas važiuoja pypina. Aš tikiuosi girdėsimės, nes jeigu nesigirdėsim, tai Aš nefilmuosiu iš naujo. ką? Aš nefilmuosiu iš Ne, tai naujo. aš irgi nefilmuosiu iš naujo, čia žinai, antrą kartą. Ai, čia turums buvo. Bet šiaip nuo vaikystės jau barzdos norėjo, ne? Nes turim va čia nuotrauką tokią. Kelsim šitą. Čia darželį buvo. Nežinau, bet tai nuo vaikystės. Tokie ausiukai, va. Tai šitas šulkas. Ne, aš nežinau, vaikystės, aš nežinau, ar aš norėjau, gal kai pradėjau augti, nu, O tai nežinau. kada pradėjai norėt barzdos? Vis tiek yra kažkoks momentas, kur blemba, kaip nori, kad barzda užaugtų. Visą laiką yra nuo momentas, noras, tiksliau. Visą laiką, tiesiog, tai klausiu, ar nuo vaikystės norėjai. Nu, tai prasme, dabar tai, nuo vaikystės ne, tai nebuvo tokios Kiek? mintis apie Nuo barzdą. 7 klasės? Norėjau, Na. noras. Nuo 7 jau augo, A. O tai neskusdavai? nežinau, nepamenu. Čia prieš kelis metus po. Gal skusdavau, gal ir neskusdavau. ne. Gerai, kokia tavo svajonių barzda būtų? Tokia kaip mano? Tikrai, kad ne. Ačiū. O kaip tu nuotrauką norėtum tokį ausiukų susuktų? Kaip mafija, tipo. Nu taip, Ne. nenorėtum. Tai kokia būtų svajonė? Barzda, Turėt. turėt per šitas vietas, Taip, šitas per šonus. tipo taip, kad eitų. Jo, taip, kad eitų. Tie šonai nuskusti, tipo. Tai ta tokia, tipo, Jo, man to gaidiškiausia barzda iš tikrųjų. nu tai panašiai tau jau. Ne, Šiaip jau tokia ir yra. mano? Ar to? Mano? Ne, tai mano čipda biški. Nu, biški. Ne, bet čia daugiausiai, va šitai vietoje daugiausiai auga. Norėčiau, kad ausai daugiau augtų. Susisuktų mane. Ne, nesisakčiau. Už kiek barzdą nusiskustum Lukai, klausė Mantelis. 5 eurai. 5 eurai? Bet žinai, ką aš tu pasakysiu? Buvo klausimas, kada skutam barzdą, o barzdą skusim dabar.
Nes buvai pasižadėjęs Lietuvos 3x3 čempionatai. Čia įkelsim video tikriausiai, kaip Taigi buvau nusiskūręs. Nusileidom stipresnėm komandom, bet žodžiu, už tai, kad pirmą vietą likom šitam Lietuvos čempionate, tai nusiskursiu barzdą dėl jūsų. Kutės, Ei, tai va, turi mašinėlę, kuri matęs prieš... kuri jo, nežinau, gal čia matys, gal nesimatė, gal nesuprat, kas šį yra. Tai jo, skusim barzdą. Pats skusės ar man skusti? Gali tu skutęs, aš tai nepaslenkiu. Gali aš skusti. Praeitą kartą su šitą mašinėlę, kai skutau, Neil skutai. Neil skutau paskutinį kartą. Tai nelabai gražiai žvaigždelė gavos. Gerai. Biški, aš teisiu arčiau. Svarbiausia, kai mikrofoną mane pripirėtų. Tai prikrenta. Nuimsim gal čia, arba iš šono patrauks. Čia bus. Neaiškink, viskas. Ko tu mane prisėdas? Nesijaudink. Jeigu murda prikrito plaukų. Reikėjo before, after padaryti. Oi, bliam. Mašinėlė sugėda. Prikolus susikrauna. Plaukai visos centrai, mane tai nuvalyk tos plaukas būti. Palauk. Suvalyk, bliam, rankas turi. Ai, skaudžiai. Sorry. Tik su peiliukais neskusim. Bet dar liks tokia trumpa. Ūsus paliksim, mes sakėm tik barzdą. Čia žanimas paskusim. Tai man skuta vakarą. Bet nenuskuto dar ir mat. Prastas barberis. Nesikeikiam. Atsiprašau. Skaudžiai buvo. Pleba kumštį sugniaužė. Už kiekvieną antakį nusiskustum. Stolniką. Stolniką? Ne. 100 tipo. Blemba piniginiai turi. Tai davai. Rimtai? A. Blemba gaila, 100 eurų. Ne ta finansinė situacija. Nusiskutų 100 lengvai, antai. Biškai paskumsiu šitą. Tas gaidelį paliksim. Ai, dar žmonėms turi, jeigu nori Tarijaus Bušmos šitą tabiškį skiauterytę, kur buvo, tai turiu plauką dar radau bagažinį, tai galit nusipirkti iš manęs už 20 eurų. Tai jo. Patiko podcastas. Pašnekėti. Su dabartinė situacija. Bet kaip gražiai atrodo, žinot. Kaip naujas. Aš manau, šiaip žmonės nepastebės, kad tos barzdos nėra. Ai, nežinau. Ai, ir mama norėjo, kad nuskustumėm. Norėjo. Tai liepia nusiskus, bet aš neklausiau. O tu kodėl mamos neklausai? Nu, ko aš Aš nenoriu. Tai gerai, prisimenu, užtvirtina viską. Turi mamai parašyti maisto produktų sąrašą. Taip. Turi leisti fotkinti visus metus. Taip, čia. Ir dar atsispaudim. Ne, tiesą pasiėmė. Nu, mėta. Tai jo. Paškom prisijungti. Ir viskas, ne? Nu, vsio. Tai jo, dėkui, kas žiūrėjot, gerbiami piliečiai. Pasubscribinkit mūsų kanalą, nes mums reikia 1000 subscriberių, kad pradėtumėm streaminti. Esam daug planų sugalvoję, Gvidelis streamins. YouTube'ai? Jo. Ką šiais laikais YouTube'ai streamins? Svarbiausia daryti. Ne, arba reiks į Twitch'ą keltis. Ne, į TikToką. Tik tokia nepastreaminsi žaidimų. Ai, tu žaisi? Jo, nuneštą žaisiu, Gvidelis žais. Dar kažko žais. Tai CESą lošim 5-5, NBA, viską ten. Tai 1000 subscriberių paspauskit, o ten palaikinkit šitą podcastą, kad daugiau žmonių pamatytų, nes Pluk sakė, kad 2000 peržiūrų bus. 2 lemai sakiau. 2 lemai. Nu, čia nesąmonė, nešnekėkim. Nebent kažkada žymus labai tapsi. Tai jo, pasubscribinkit, dėkui mūsų kontribį, kurių turim 3,9. Gal. Galit dar daugiau tą eurą įmesti, tą litą. Tai tiek, ačiū visiems ir su gero, ačiū tau, Lukai. Plaukai, nu, norėdėjo.